Prieš tai buvau filmavęs šitą gražuolį, tai GTR 2014 metų, kuris neturi nei 16 000 mylių nuvažiavęs, bet jau yra nustatyta jo pardavimo data, tai yra spalio 20 dieną, o jau pristatyta už jį yra beveik $50 000, įsivaizduokit, ant kiek jis paklausos turi. Bet jisai, aš pasakysiu jums, hebra, su kiekvienais metais vis brangsta. Čia yra, žinokit, legenda. Kas supranta, hebra, kas įsivaizduoja, pažiūrėkit, kokie paipai stovi. Kaip jis atrodo. Tiesiog brutaliai atrodo. O pažeidimas, jeigu kas pamena, tai va, yra iš šono gavęs. Slengstis tvarkoj, grinai durys ir stogo pagalvė yra iššokus, jeigu aš gerai atsimenu, to iššoksim į vidų pasižiūrėti. Bet 50 000 jau yra. Tai jeigu dabar prieš aukcioną yra 50, tai aukciono metu turbūt kils ir 60, ir 65 jaučiu gali būti. O toks raudonas su juodu salonas. O, ai ne, yra pagalvė ir sėdynės, ir stogo vienoje pusėje iššovusios. Bet toj mes jau žiūrėsim vėl. Kaip jisai skamba, hebryt. Aišku, nebus rakto turbūt. O, yra. O. Skamba, tai žinokit, kaip muzika sielai. Aišku, viskas labai paprastai, japoniškai, kaip iš Super Mario, bet tuo pačiu ir sportiškai, labai kaip sportinė mašina. Čia ir yra sportinė, tai labai žiūrėkit. Viskas čia rodoma yra. Toj biški pašils, galėsim pagazuoti. Bose koksai stovi. Bosas. Ja, viskas taip labai paprastai, bet iš tikrųjų. Labai geras aparatas. Žiauriai. Ką imtumėt? Ar GTR Black Edition? Ar šitą Targą? Ar šitą SL, kur neseniai filmavau. Aš tai žinokit, imčiau GTR.